Tai laba diena, dėkoju, kad prisijungėte vėl į mūsų coachingo sesiją. Laukia dar viena puikia coachingo sesija ir jos yra skirtos jums, mėlyjei žiūrovai, tam, kad galėtumėte tą coachingą iš arčiau pažiūrėti, pačiupinėti, įsivertinti, ar jis yra tinkamas jums ar ne. Ir svarbiausia, kad šią coachingo sesiją galite pažiūrėti nuo pradžios iki pabaigos. Tai Lietuvoje tokių galimybių kitur nėra, tai džiugu, kad čia savo skiriate laiką ir leidžiat coachingą pažinti. Ir tikiu, kad ateis diena, kai norėsite apsilankyti pas šios specialistus, kurie jums tikrai gali padėti ir pagelbėti. Tai pabaigoje coachingo sesijos, jau po mūsų su Marija pilnos sesijos, padarau dar tokį atskirą įrašą, kur galite pažiūrėti, kokias coachingo technikas taikiau. Čia galbūt aktualiau gali būti tiems, kurie mokosi coachingo kaip mokomoji medžiaga. Tai toks pabaigoje aptarimas bus, tai nepraleiskit pabaigos ir kaip tikri studentai žiūrėkit iki galo. Tai šiandien coachingo sesiją turim klientę vardu Marija. Sveika, Marija. Labą. Taip, tai iš karto noriu paminėti, kad Marija yra pasikeitusi vardą, tam, kad jeigu norėtų nerodyti veido ar ne, apsispręstų ir norėtų tik tai pasidalinti garsu, tai paprašiau būtų viską dengti. Tai jeigu nuklysiu ir pasakysiu ne tą vardą, tai žinokit, kad tai vis tiek yra Marija. Tai Marija, sakyk, kaip tu jautiesi? Gerai, įdomu iš tikrųjų, kas čia vyks, kas čia bus. Taip, tai tavo pirmoji coachingo sesija, ar teisingai? Taip, pirma. Turiu tavęs dar pasiklausti tokio oficialaus klausimą, ar tu sutinki, kad mūsų šita sesija būtų įrašoma, o vaizdo įrašas talpinamas YouTube'e, Facebook'e, LinkedIn'e su galimybė slėpti tavo veidą, jeigu tokį poreikį išreikši. Taip. Sutinki. Puiku. Tai Marija, sakyk, su kokia užklausa norėtum šiandien padirbėti ir surasti tą atsakymą? Nežinau, ar pavyks tikslingai apibūdinti, bet norėtųsi turbūt suprasti daugiau apie savo tas stipriasias pusės, kurios padėtų man sukurti savo verslą. Norėčiau gal tokį dalyką ir tiesiog gal daugiau aiškumo norėčiau, kur aš galėčiau, kokia kryptimi eiti. Kad toks aiškumas atsirastų, nes dabar toks ir tas patinka, ir anas patinka, ir trečias, ir penktas, bet toks nėra to tokio vientisumo, nėra aiškumo, kur ar tikrai čia mano ir aš tada kažkokį planą pasidarau, einu, darau žingsnius ir taip toliau. O dabar gaunasi, čia šiek tiek patinka, kažką padarau, čia šiek tiek patinka, kažką padarau ir toks nesinori daugiau bandyti, žiūrėti, tiesiog norisi suprasti, kur aš galėčiau eiti ir tiesiog daryti jau tai, o ne dar kažkur keliauti per aplinkai, bandyti ir taip toliau. Marija, aš girdžiu čia dvi užklausas, tai viena yra išsiaiškinti savo stipriasias pusės, ar ne? Ir kita užklausa rasti tą kryptį, ar ne, į kurią norėtum nerti ir savo veiklą ten vykdyti. Tai kuri tau yra šiandien aktualesnė ir jauti kūnų, kad ją reikia judinti? Aš manau, kad tas mano, kaip pasakyti, tas stipriasios pusės turėtų būti susijusi su darbu. Tai gal aš link darbo, kur aš galėčiau save darbe panaudoti tas stipriasias savo pusės. Tai gal čia toks, nežinau. Toks. Tai kad viskas susijęs su verslu, su kažkokiu darbu, kur aš galėčiau nukreipti savo stipriasias pusės. Gal daugiau toks, tų stiprių pusių išsiaiškinimas, kurios man padėtų veiklą kažkokią veikti. Ir nežinau, čia tikslingai. Jo, čia gal aiškiau jau. Galėtum dar kartelį pakartot? Ok.
Norėčiau išsiaiškinti savo stipriasias pusės, kurios man padėtų lengvai, tinkamai vykdyti kažkokią savo veiklą, savo verslą plėtoti. Plėtoti tai yra pradėti greičiausiai. Jo. Tarsi, Jėzu, vėl dabar girdžiu, kad kitas dalykas. Aš todėl ir klausiu, taip, nes būna išsigrynina. Tai tų stiprių pusių, kurios man padėtų kažkokį verslą vystyti savo. Bet vis dėlto aš suprantu, kad aš dar nežinau krypties, tai vat, kur aš norėčiau eiti, bet tai gal per tų stipriųjų pusių išsiaiškinimą gal man tada būtų kažkoks aiškumas, kuris mane nukreiptų. Tai vat nežinau, čia kaip ir du tokie dalykai. Bet ar eina viską supakuoti į vieną dovanėlę, aš nežinau. Bandysim. Dabar klausimas tau, ar tai yra stipriosios pusės ar kompetencijos, jeigu žiūrint į darbą, ar ne, į savo veiklos tą pradžią? Ar tai yra asmeninės savybės, ar ne, tos stipriosios asmeninės savybės, ar būtent kompetencijos, kurias tu turi? Aš manau, kad stipriosios savybės, nes kompetenciją tu gali įsigyti bet kokiu atveju. Ką turiu, tą turiu dabar šiai dienai, tarkim, bet tai galima išmokti ir norint ir visą kitą. Bet jeigu aš tas savo stipriasias savybės, tarkim, ugdysiu ir žinosiu, kur aš einu ir ko man reikia, kur tas tikslas, tai man tos savo vidinės savybės stipriosios, jos man neleis kažkokiem išoriniam veiksniam įtakot manęs. Aš taip galvoju. Tai dėl to ir kažkaip norisi gal tų vidinių, nes visa kita tai yra išmokstama, bet to vidinio varikliuko, realiai, kuris kiekvienam darbe turbūt reikalingas, ypatingai savo versle, nepriklausomai nuo aplinkybių, šito gal jo. Tai savybės greičiausiai taip. Jo. O sakyk, Marija, ar esi išsigryninus kažką, ar žinai, kad tavo šita savybė yra tikrai stipri ir unikali? Gal kažką atsiradusi jau? Nežinau. Šiaip man, kas yra, kur aš lengvai įeinu, tarkim, pastebėjus dabar darbe, tai man yra pakankamai lengva įeiti į darbą, į kolektyvą. Ir aš gal tokia daugiau, sakyčiau, būnu taip, pasidarau taip, kaip man reikia. Ir realiai kolegos visą laiką beveik klauso. Tai tas toks, nežinau, kas čia per savybė, bet toks nežinau. Vadovavimas gal gražios pusės. Taip. Vadovavimas, ar ne, toks? Kažkas tokio, nežinau, kažkuria prasme tai yra, nes jeigu aš einu visiškai naują darbą ir įvedu savo tvarką ir kur ten kažkiek gal biškį pasipriešina, bet nelabai stipriai, bet paaiškini, kodėl tai darai ir tada viskas okei, tai tas toks man pakankamai lengvai tai yra, tiesiog eini ir atrodo darai tai, ką nori daryti, kaip tau patogu ir viskas. Aišku, bendraujant su kolegomis ne tai, kad žiūrėkit, aš dabar taip darau ir viskas. Bet šitą reikia dar jo, kartais būna, kur tiesiog aš darau taip ir va. Bet vis tiek, kokiu atveju galų gale išeina, kad pakankamai sutariam gerai ir tada išsiaiškinam, kas ko nori, kas kam tinka. Bet visą laiką būna pirminė iniciatyva iš mano pusės. Čia vadovavimas labiau ar lyderystė? Gal lyderystė, nes vadovavimą aš kažkaip kitaip turbūt suprantu. Tai sutinki, kad lyderystė yra tavo stiprioji pusė, ar ne? Nes ateini į kolektyvą, su jais, su savo kolektyvu kalbi, bendrauji, ar ne? Ir tas kaip tas lyderis, kuriam visai lengvai sekas, ar ne, žmonės įkalbėti ir žinai, patiko nori, ar ne? Jo, kai žinau, patiko nori, bet šiaip daugiausia būna taip, kad aš pirmiausiai žinau, ko aš noriu ir tada jau juos ten kažkaip informuoju. Bet tai galima kažkaip
apeiti, aš manau, ir kitaip pažiūrėti tą dalyką. Čia buvo anksčiau taip, dabar jau turbūt daug kas keitėsi ir mano suvokime ir turbūt kitaip aš jau bendraučiau su kodėl norėjau pasakyti klientais, nors nevelni, su kolegomis. Čia ateities gal matai šiek tiek. Aš manau, jo, toks yra. Aha, tai tokia lyderystė, vadovavimas, ar ne, girdžiu tavo stiprioji pusė, ar būtų dar kažkas, ką galėtum įvardinti, va taip, iš karto taip, ar ne, neleidžiant protui kurti kažko, bet tiesiog kaip jauti. Dar toks iš dalykų, kur, tarkim, šiek tiek daugiau gal pabendrauju su žmonėmis, aš kažkiek matau gal jų tą, nežinau kaip pasakyti, ne tai, kad stiprią pusę, bet tiesiog gal matyčiau, kur jiems yra geriau jaustis, kur jie, tarsi dėl darbo, tarkim, kurioje sferoje, nebūtinai sferoje, kurioje pozicija gal jiem būtų geriau ar kažkas tokio. Dabar tik tai tas toks dalykas eina, bet dar kitas yra, pamečiau, pabėgo, nes buvo prieš tai labai labai aiškiai. Ir toks, realiai dar procesų kažkoks sutvarkymas, sakykime, irgi kažkas tokio. Jo, nes aš daugiau esu tokia, kaip pasakyti, labai detalės atsimenu, smulkmeniška, bet dabar aišku jau kitaip šiek tiek matau šitą dalyką, nebeužsiciklinu dėl kažko, bet jau einu į kompromisą ir iš tų detalių matymas man toks gaunasi, kad šitą galėtume taip padaryti, šitą taip, anaip, geriau. Tarkim, irgi tą pačią įmonę atėjus, man norisi tą padaryti, trečią, ketvirtą. Aš jau kažkur matau, kur man, tarkim, būtų palengvinti kažką patogiau ir perskirstyti kažkaip, kad būtų visiems lengviau. Tokia irgi kaip procesas, procesų kažkoks toks, nežinau, sudėliojimas ir kažkas tokio. Tai labai aiškiai vardinai, esu detali, ar ne, čia viena yra iš net ir iš vadinamų coaching'e, tokių meta programų, jeigu teko girdėti, yra detalumas, ar ne, neteko. Yra žmogus arba detalus, arba globalus. Globalus tai tas, kuris masto idėjomis, ar ne, darom tą ir tiesiog mato jau tą galutinį rezultatą globalų. O detalus yra, kaip pati vardinai, galiu aš matyti, kur čia galima padaryti, čia galima, čia, ar ne? Tai tokia stiprioji pusė, kaip detalumas galėtų būti. Aišku, tarpusavy dviejų savybių, globalumo ir detalumo turėtų irgi būti balansas, ar ne? Neturėtų būti kažkoks kraštutinumas. Jo. Tai detalumas, toks procesų sutvarkymas, ar ne? Galėtų būti tavo viena iš stipriųjų pusių. Manyčiau, nes aš anksčiau buvau vos nepedantė, dabar tokia nebesu, bet kas liečia su dokumentais, dar kažko, tai aš pakankamai atsakingai tai žiūriu. Tarsi tikrai labai, dar kas man patinka, buhalterija, skaičiai. Man labai patikdavo, tarkim, trūksta kokio 1 cento, aš jį rasdavau. Tas toks kažkoks, nežinau, gilinimas, slindimas kažkur, kur tu anksčiau ar vėliau iškapstai kažkokius dalykus. Tai čia irgi tokia mintis atėjo, kad net jeigu nežinau, kodėl čia konsultacijos man išlindo, bet irgi realiai žmonėse, tarkim dabar, kai pastebiu, pradedu matyti, kur, kaip galėtų žmonės kitaip elgtis, kad jie pagerintų savo gyvenimą, savo santykius ir kažkas tokio. Dabar tik pradėjo man tas matyti. Anksčiau kažkaip ne, bet kuo daugiau gilinuosi save, tuo labiau, kuo daugiau klausau žmonių, mažiau šneku, tuo daugiau matau, kas kur pa žmogų vyksta ir kas darosi. Ir tas toks, man labai įdomu. Aš žiūrėk, kaip galėtum įvardinti šią savo savybę, ar ne, dabar atsiradusi nesenai, kad gali pamatyti žmonėse tam tikrus dalykus. Aš manau, kad čia, aš nežinau, čia savybė. Man toks gal daugiau smalsumas, nors nelabai,
Dabar galvoju, nesmalsumas. Noras padėti, tiesiog noras padėti. Aha. Stiprioji pusė, noras padėti tiesiog, ar ne? Aš manau, šiaip jo, nes šiaip visą laiką pas mane tas buvo, aš iš tų žmonių, kur jeigu kas nors pas mane ateina kažko paprašo, aš visą laiką, aš ir anksčiau, manęs neprašant, aš tai darydavau, bet supratau, kad aš tiesiog save švaistau ir dabar to nebedarau, kol manęs nepaprašo, bet netgi jeigu dabar ir paprašo, aš jau renkuosi, ar tas man tinka ar ne. Bet visą laiką buvo tas toks, jo, visą laiką pagalba kitiem, pas mane visą laiką tas buvo. Tai toks, pamokint galiu, dar kažką parodyti. Bet kol aš pati to noriu. Taip, bet jeigu jau man jau būna taip, kad momentai, kad nenoriu, manęs nejudinkit, tada aš tiesiog nieko nedarau. Anksčiau to nebuvo, anksčiau visada save atiduodavau, dabar to nebėra. Dabar jau riba ir pas mane. Jau pradedu mokintis vis dar, bet jau. Smagu. Tai žiūrėk, įvardinai 3 tokias stipriasias savo savybės, pusės, tai yra lyderystė, toks vadovavimas, ar ne? Tai procesų valdymas, sutvarkymas, tas detalumas, kad išvelgti, kur galima daugiau padaryti, mažiau, ką pakeisti, ar ne? Ir noras padėti, aš galbūt tai net įvardinčiau kaip įžvalgumas, ar ne? Nes tu kaip minėjai, kad tu matai žmonėse, kur jiems gal į kokią poziciją būtų geriau, ar ne, eiti. Nu, šitas toks, bet jeigu aš jau daugiau įsigilinu žmogų. Bet čia reikia labai stipriai jau žinoti įmonės organizacijos, tarkim, kažkokią, jeigu kalbant apie darbą, įmonės organizacijos struktūrą reikia labai gerai pažinti ir tada jau ir žmogų realiai turi per laiką pažinti, nebus taip, kad iš karto jau kažkas tokio. Tai vat, kadangi kolegas jau beveik 2 metus dirbu, tai jau man aišku, bet nežinau ant kiek, jeigu tarkim atsėdus vienas prieš vieną išsiaiškinti, tada gal vėl kitaip būtų. Bet čia šitas visiškai neseniai išlindo. Tai dar čia toks reikia pajudinti. Žiūrėk, mes dabar truputėlį pavardinsim tas savybės, kas tau tiesiog kyla, ar ne spontaniškai, o paskui pabandysim jas apžvelgti, kaip jos galėtų pasitarnauti tavo veikloje, ne, ateities veikloje, kaip pat įvardinai, su klientais. Dar nežinai, kokia veikla, bet su klientais. Vadinasi, su žmogumi bus. Aš manau, kad visą laiką su žmonėmis, taip. Taip, tai ar būtų dar kažkas, nežinau, jeigu dabar nekyla, tai galbūt pameni save mažą ar ne, vaikystėje ir kažkokią savybę, tą tokią prigimtinę, kur, nežinau, visi sakydavo tau, ar tu kažkokią būdavai dar, ar ne? Smalsi visą laiką. Pas mane smalsumas visą gyvenimą ir po šiai dienai. Aš kažkurį laiką buvau šitą užgožus, bet aš dabar vėl man viskas įdomu, visur nori, visur kišu nosį, visur. Toks smalsumas pas mane, kad oi. Labai. Žiūrėk, iš karto įvardinai. Viską tyrinėt, matyt, viską. Toks kaip mažas vaikiukas. Išlaikai tą savybę. Smalsumas, super. Kas dar būtų? Gal dar kažką pameni, kas tavyje buvo nuo pat mažens? Jeigu aš kažkokį tikslą užsibrėždavau, aš visada jo laikydavausi. Bet manau, kad čia vėl toks. Dabar suprantu, kad okei, bet kartais reikia paleisti vadeles, kad gyvenimas tau atneštų. Tai va čia tas toks. Bet iš kitos pusės tai nėra blogai, nes reiškia, kad aš dabar kitaip suprantu ir leidžiu aplinkai kažkiek įtakoti mane, bet vis dėlto aš tą galutinį tikslą žinau ir aš bet kokiu atveju ten ir nueisiu, ten, kur man reikia. Nesvarbu, kad aš pradžioje būdavau taip užsiciklinau vienu keliu eiti, dabar pas mane jau daugiau yra, kur aš galiu ir 15 kelių rinktis. Ir ta prasme, jeigu aš matau, kad okei, gal šiandien aš planavau taip, bet rytoj šiandieną man atnešė kažką kitą ir kodėlgi ne, jeigu aš vis tiek tą patį tikslą pasiekiau tuo metu. Bet čia dabar vėl išlenda toks dalykas, kad, nežinai, nežinai, nes atrodo,
eini į bulvių pirkti parduotuvę, bet nueini kažkur į polikliniką, tada atsirandi, kad bulvės parneštos pas tave į namus, nors būna ir tokių situacijų. Tai čia labai labai toks irgi stengiuosi jo dabar gal priimti tokią, žinau lyg ir kur einu, bet nežinau kaip gausis, kurio pusę. O kaip galėtum tą dalyką įvardinti, ar ne? Kad žinai, kur eini, bet leidži. Jo, pasitikėjimas turbūt, kad, aš šiaip manau, kad gyvenime pas mus, kaip pasakyti, daug kas priklauso nuo mūsų, bet jeigu mes esame atviri, tai daug yra lengviau pasiekti viską. Ne vienu užsibrėžtų kažkokiu matymu. Jo, tiesiog atviresnė reikia būti. Kažkaip, nežinau, kad tai tokia bus pasiekti net ir geresnis, nei toks, kokio tu nori. Aha, o tu, Marija, sakai, reikia būti atviresniai, o reikia būti atviresniai, ar tau norisi, tarkim, šiai dienai būti atviresniai ir priimtas galimybės? Tas reikia pas mane turbūt kyla iš to, kad dar yra baimė. Nes labai sunku iš to žinojimo per tiek metų, iš tų patirčių, kaip gyvenau anksčiau, sunku išeiti, tiesiog sunku išeiti. Kartais būna dienų, kur viskas, aš ta prasme visiškai pilna koja atsiduodu ir viskas bet būna dienų, kur tikrai, kas čia per nesąmonė. būna visko. Ir turbūt iš tų baimių, iš tų senų kažkokių patirčių, greičiausiai dar tas reikia ateina. Nors čia protų reikia patvirtinimo, bet kokiu atveju. Tai tas kažkas toks ir eina iš šito dalyko. Žiūrėk, įvardinai kelias: lyderystė, ar ne, procesų sutvarkymas, tas detalumas, noras padėti, smalsumas, ar ne, kur iš karto pasakai, net negalvodama, ir pasitikėjimas. O pasitikėjimas būtų kuom? Kad taip užbaigti sakinį, tokį teiginį. Nežinau, gyvenimo. Aha, gyvenimo. Tas toks, jo, tiesiog gyvenimo. Ja. Aha, ar būtų dar kažkas? Manau, kad gal ne, turbūt. Gal kas tiek. Dabar žiūrėk, kaip galėtų tavo būsimoji veikloje, ar ne, kurios tu dar nežinai, dar kažkada galbūt mes atskirai sėsi, jeigu norėsi, galėsim pasidėlioti, bet taip įsivaizduok, kad kažkokia tai tavo veikla, kaip tavo ta savybė, lyderystė galėtų tau pagelbėti, nes tai yra tavo stiprioji pusė, vardinai. Nežinau. O gal atmestim, o gal sakysi ne, pabandom, ar ne, panalizuoti, kaip lyderystė, tas vadovavimas galėtų pagelbėti. Aš manau, kad čia nelabai turbūt kažkur stipriai. Tyla. Nematai įžvalgų, kaip galėtų lyderystė tavo šitą? Nežinau, ar tai susiję, bet ne, čia toks turbūt daugiau gal pasitikėjimas savim, o ne lyderystė nueina, nes tarkim kažkoks, jeigu kalba, nežinau, kodėl vėl dabar nukrypsiu kitą pusę, apie šiaip strateguoju dar pakankamai taip neblogai, aš taip galvoju. Nežinau, ar čia strategija ar ne, bet tarkim, kalbant apie, kaip pasakyti, pas mane čia labai visko daug vyksta dabar gyvenime, tai nesunku ir vardinti. Tarkim, pagalvojau jau ne kartą save, kad jeigu, tarkim, kažkam kažko reikia, bet čia vėl turbūt pagalba, kad aš galiu surasti tam žmogui
kažkokį dalyką, tarkim, nežinau, reikia muzikanto, okei, aš tada žinočiau, kur man jau eiti. Ta prasme, irgi, bet čia ne lyderystė, čia tiesiog turbūt, nežinau kas, ne lyderystė, nežinau kur. Ne. Lengviau bendrauti turbūt, bet čia vėl pasitikėjimas savim ateina, ne lyderystė. Tai lyderystė, ar teisingai girdžiu, kad reikėtų atmesti, ar ne, kaip tokią stipriąją savo pusę tavo veikloje busimoje? Nežinau, jeigu mano veikloje, jeigu kalbant apie savo kažkokį verslą, tai kažkaip neįsivaizduoju, kad pas mane būtų žmonių dirbančių. Tiesiog. Aha. Tai turbūt ir nelabai reikalinga. Aš taip galvoju. Gerai, tvarkojam. Mūsų toks tikslas ir yra, ar ne, išsiaiškinti tavo veikloje. Ar keičiasi tikslas? Ar mes apie tavo veiklą ir tas stipriasias pusės kalbam, ar apie apskritai? Aš manau, kad apie veiklą mes kalbam, jo. Aš pasitikslinu. Dabar žiūrėk, procesų tas sutvarkymas, ar ne, tas detalumas, kaip galėtų šita tavo stiprioji pusė prisidėti, jau kažką matai. Niekur. Tai yra tik tai padėtų nebent, tarkim, kažkokiais klausimais, nežinau, užsakymų valdyme, elektroninio pašto valdyme, kažkokio puslapio valdyme, kažkokių dokumentų ruošime. Tik tai realiai tokie, kaip pasakyti, nežinau, kaip išsireikšti žodžiu, net nežinau. Tiesiog kažkokiam formalumui daugiau. O kaip manai, ar yra reikalinga šita savybė tam užsakymų valdymui, tam visam dokumentam ir visam formalumui? Ar jinai gali tau padėti? Aš manau, kad taip, nes vis tiek kažkokia turi būti struktūra darbe ir jeigu jos nebus, tai bus chaosas. Tarsi bus neaiškumas. Nes, tarkim, tas pats elektroninis paštas, tai turi, tarkim, jį atsakyti ir, tarkim, žmonės, jie nežinos nieko. Taip. Tai čia tas toks, manau, jo. Tai labai gerai, žiūrėk, randi savo stipriosios pusės net vietą, ar ne, busimoji veikloji. Šita visas procesų tas valdymas turi savo realiai vietą tavo veikloje busimoje, ar ne? Nepasimeta. Čia baigsis labai gražiai šitą sesiją. Tai labai gerai. Greitai mane išklausinėsit. Dabar noras padėti, nes labai daug kartų paminėjai šią savo savybę asmeninę, noras padėti. Kaip tavo veikloje galėtų atsiliepti šitą graži savybę? Aš manau, kad tiesiog žmonėm palengvint gyvenimą, kad kurie, tarkim, turi kažkokius sunkius etapus gyvenime greičiausiai, kad turėtų kažkokią paramą, nežinau, jaučiu, kad einu į lankas. Viską, žinok, labai gerai. Kalbėk taip, kaip jauti, ar ne? Jo, turbūt, kad net pas mane buvo mintis turėti kažkokią vietą, kur žmonės tiesiog galėtų ateiti pabūt, kad jie jaustųsi namie, kad jie jaustųsi laisvi, kad jie jaustųsi savim. Bet aš nežinau, ar čia mano toks yra trūkumas ir aš iš to einu, ar tiesiog noras padėti ir viskas. Nežinau, čia tas padėti, nepadėti, bet... Nes aš labai suprantu, kiek yra daug, kad ir atrodo ne vieniši žmonės šeimose gyvena ir visą kitą, labai daug vienišų yra žmonių. Tai yra be proto daug vienišų žmonių, kurie verkia tiesiog vidumi ir nežino, kur kreiptis, jokios pagalbos jie neturi. Tai man čia šitas toks yra dalykas turbūt, kad žinotų, kad jie ne vieni tiesiog.
Aha. Aš norėčiau, kad tu, nes kiek sakai lapą, ar ne, popieriaus pasiėmei. Aš noriu, kad pasižymėtum, ar šis tavo toks matymas, ar ne, kad žmonės turėtų tokią vietą ateiti, pabūti, kaip jaustųsi kaip namie, yra iš trūkumo, ar iš noro dalintis, nes čia irgi, manau, svarbu patyrinėti šią vietą. Okay, Nes jeigu įvardinai, vadinasi, tau tas svarbu yra. Jo, čia ne pirmą kartą pas mane tokia mintis ateina, bet aš vis dar laikausi, žiūriu, stebiu. Dabar jinai jau viskas turi vietą popieriaus lape ir, manau, reikės ir ateis laikas ją pajudinti greitai, išsiaiškinti. Aha, dabar žiūrėk, tavo stiprioji pusė noras padėti, sakai, kad tau pasitarnautų tavo veikloje, ar ne, nes tu galėtum palengvinti žmonėms jų tą naštą, ar ne, padėti, kad turėtų jie namus, į kuriuos ateitų, galėtų būti savimi, ar ne. Aha, ir ta tavo savybė, noras padėti, ar ne, išsiaiškinsi iš trūkumo ar iš gausos, tau galėtų pagelbėti, ar ne, veikloje. Nežinau. Nežinau. Su tam tikrais apribojimais. Aha, su kokiais? Tada, kaip ir minėjau, kad nesvarbu, kokie žmonės eitų, aš turėčiau nuspręsti, kokius aš noriu priimti. Jo. Nes nenoriu bet kokių žmonių. Turbūt gal dar kitas dalykas, kad turbūt iš to, kad ateitų žmonės tie, kad ir nesvarbu, kiek žmonių būtų, aš pasirinkčiau tuos, kuriems iš tikrųjų aš galiu padėti. Aha. O ne bandyti padėti. O kodėl tau yra svarbu iš tikrųjų padėti, o ne bandyti? Laikas mano žmonių nėra prasmės, nematau prasmės. Tiesiog bandyti, nematau prasmės. Norėtum tokio rezultato. Taip, nei man, nei žmogui. Tiesiog aš tada jaučiaus turbūt nusivylus, savim greičiausiai, ir žmogus lygiai taip pat. Atėjo kažką ir nieko negavo. Nei man reikia, nei žmogui to reikia. Bet ne iš nusivylimo savim, nežinau. O kaip manai, pavyzdžiui, žmogus ateina, ar ne, ir tu jauti, kad negali jam padėti, jisai ten sudalyvauja visur, ar ne, tavo užsiėmimuose, ir jauti, kad jam nepagelbėjai, bet jis ateina, tarkim, įsivaizduok po kokių metų ir sako, ačiū tau, tu man labai padėjai. Ar po tokios situacijos keistųsi tavo požiūris į klientus? Kad turi būtinai būti tas klientas, kuriam tu tikrai gali padėti. Jo, keistųsi turbūt. Nes kai kuriem atrodo, kad tu negali padėti, bet iš tikrųjų nežinai. Nežinai. Taip. Užtenka pasikalbėti kartais ir jam padedi. Tiesiog tą sėklą įdedi, ar ne? Mintį pasėjai. Auga abrikosas koks. Jo, tikrai taip. Tai dabar žiūrėk, apibendrinam šią tavo savybę noras padėti, ar ne? Jeigu taip reikėtų įvardinti, ją padėti į vietą tavo veikloje, ar jinai turėtų savo vietą? Taip. Va, žiūrėk, kaip tvirtai. Taip, nes prasmė man iš to atrodo ateina. Jo. Matau tame prasme, tiesiog matau tame prasme. Matai tame prasme. Taip. Aha.
Dabar tavo savybė kilusi iš pačios vaikystės. Tavo tas beribis smalsumas, ar ne? Kaip tas Aha. smalsumas galėtų pasitarnauti tavo veikloje? Aš manau, čia turbūt eitų per žinias, per gilinimąsi, per daugiau informacijos ieškojimo. Na, aš žinau, kad yra toks tinginys, bet jeigu mane užkabina, tada aš jau lindu. Bet kažkur būna prarandu tą domėjimąsi. Kažkoks toks būna staigus ir tada kartais būna, okei, gal ne mano. Bet čia turbūt iš to, kad pradedu ieškoti kažko, prasmės, kažko, nežinau. Ir tada nebetenka, nes tiesiog, bet iš tikrųjų daug visko apie viską žinau. Bet nėra gilinimosi. Tai vat, kur man ir norisi, kad jeigu veikla būtų, tai aš jau žinočiau, kur man fokusuotis, kur man daugiau gilintis, kad aš galėčiau kažkaip tai per save perleisti, atiduoti žmogų ir taip toliau. Tai vat, tas turbūt irgi žinojimas, nebesimėtymas, nebesiblaškimas, nuo vieno prie kito, prie trečio bandymas kažko daryti. Čia irgi smalsumas, okei, gerai, bet turbūt gal, norėtųsi turbūt aiškumo gal daugiau. Bet irgi toks smalsumas man turbūt padėtų daugiau gilintis. Gilintis tai, kur aš einu ir ką darau. Gal atras kažką naujo, niekada nieko nežinai, kaip gali pasisukti. Pradedi vieną daryti, aš žiūrėjau, kad visiškai kažkur kitur atsirandi. O ką tas tinginys, kuris kartais pas tave ateina, nori tau pasakyti? Kad turbūt nesu pakankamai gera, greičiausiai. Ir apie ką tai? Čia save. Savivertė turbūt gal. Jo, netikiu savim, pilnai dar nėra pasitikėjimo savim. Gal kartais reikia patvirtinimo dar, nes kai kažką darai ir, vis tiek, okei, darai iš to savo noro, bet kartais žmogui vis tiek reikia kažkokio tokio šiek tiek patvirtinimo iš išorės, kad okei, kartais kai sustoji ir atrodo, viskas nesąmonė ir taip toliau, tiesiog gauni kažkokį tokį biškį gūsį ir tada vėl užsikuri ir vėl eina. Tai šitas turbūt. O to gūsio tau iš išorės reikia ar užtenka ir vidinio kažkokio? Aš manau, kad įvairiai. Bet dabar turbūt man ateina per suvokimus daugiau, jau tas toks vidinis kažkoks suvokimas, kad žiūrėk, aš tam ir tam pasakydama tokius žodžius, jam padėjau kažkaip, tarkim, pakeisti mąstymą, pakeisti kažkokį ten įprotį ir kažkas tokio. Tiesiog per matymą, aišku, kažkokį žmogaus komentarą, bet ne padėką, o tiesiog, tarkim, situacija buvo tokia, kad mano draugas labai intensyviai sportuoja, jis ten po 3-4 valandas sporto klube, žinai, vien raumenis, nieko nėra, nei vieno lašinuko, nieko. Ir mes įvalgydavo visokias nesąmonės, tiesiog, nesveika maistą ir taip toliau. Ir aš jam tiesiog kažkaip vieną kartą paklausiu, sakau, žiūrėk, tu labai gražiai atrodai, tu savim labai rūpinės išoriškai, visą kitą, o ką tu dedi į vidų? Tiesiog tokį klausimą uždaviau. Viskas. Mes nebendravom kažkurį laiką, po 2 ar 3 mėnesių. Žiūriu, jis Instagram'e įsikėlęs savo nuotrauką, pasidarau tortą iš avižų. Ir po to aš susitikau, pakalbėjom, sako, jo, iš tikrųjų nuo tada aš, sako, pradėjau daug kitaip žiūrėti maistą ir jisai sveikai pradėjo maitintis. Bet čia buvo tik tai vienas mano klausimas ir man atrodo, užtenka tokio patvirtinimo, kad aš galiu, atrodo, klausantį žmogaus, tiesiog neteisiant jo, nekišant kažkokią savo patarimą, tiesiog paklausiant, jam duodu laisvę rinktis ir jis tiesiog pamato visiškai kitaip, per kitą prizmę ir, okei,
faina, išgirdai mane. Ir Aha. viskas be jokio kažkokio tikėjimosi, be nieko, tiesiog taip. Ir kokia tau emocija grįžo atgal? Man gera dėl to, kad faina, kad tai pasikeitė žmogaus gyvenimas kažkuria prasme, nes sveikai maitintis tai tikrai nėra taip, kad paprasta visiškai, bet bent jau kažkokią dalim aš prisidėjau prie kažkokio gėrio jo gyvenime. Bet čia tas toks, ne kaip ego, bet tiesiog, man faina, kad galiu kažkaip tai prisidėti. Pagalba žmonėms. Jo, tiesiog jo, bet irgi ne per tą, kur būna, aš čia padariau ir kažkas tokio, visiškai, absoliučiai be jokio tokio, tai tas toks jo. Jeigu grįžtant truputėlį atgal prie tavo savybės padėti žmonėms, ar ne, ir apie tą klientūrą, kur sakai, kad žmogus tikrai turi jam padėti, ne galbūt, ar ne, bet tikrai. Tai va tavo dabar šis pavyzdys labai gražiai rezonuoja į tai, kad vienas paklaustas klausimas, ar ne, gali žmogui labai stipriai padėti. Taip, tai ir jo. Ačiū už suvokimą. Ir iš tikrųjų taip ir yra, dabar taip geriau pagalvojus, mano tie tokie tiesiog pakalbėjimai su žmonėm, tiesiog kalbant, nieko iš tikrųjų, nežinau kaip, šitą atvejį tikrai pagavau, dėl to, kad, mačiau rezultatą, bet tarkim, kiek aš kalbu su žmonėmis, aš atrodo, dabar vėl atgaminu ir žiūriu, kad eina man tas, ir vienam, ir kitam kažką pasakiau, ir taip, ir tai keičia suvokimą žmonių. Okay. Žiūrėk, kokia savybė tau leidžia tai daryti? Kokia tavo asmeninė savybė tau leidžia tai daryti? Nežinau. Kažkodėl išlindo patirtis, bet čia nesmeninė savybė. Buvo toks dalykas, kad įsiklausimas. Nežinau. Lengvumas gal kažkoks, nežinau. Tiesiog aš kai kalbuosi su žmogum, aš niekada kai būna visokių atvejų faktas, bet niekada aš neinu per kažkokį galvojimą, pamastymą, kad gal čia taip, gal čia naip, gal čia dar kažkas, ne. Aš dažniausiai einu per klausimus, bet kokia savybė? Tiesiog lengvumas gal bendraujant su manim ir viskas, tiesiog, bet lengvai bendraujant. Nežinau. O pažiūrėk, kas tą lengvumą tau duoda? Sakai, lengvumas bendrauti su manimi. Kas tą lengvumą tau duoda? Kokia savybė? Kad aš visiškai atvira visokiom nuomonėm ir priimu viską, kas yra ir puikiai suprantu, kad nors man, tarkim, kažkoks dalykas, tarkim, kalbant apie baimę, ne? Čia tai tiesiog pavyzdys. Kad man gal tai nėra baisu, bet kitam žmogui gali tai būti siaubas. Ir tikrai aš jį kuo puikiausiai suprantu ir tas toks jo. Kaip čia vadinasi šitą savybę? Tai jau ją įvardinai, ar ne? Atvirumas. Jo, bet ne tik, kad ta prasme, supratimas kito žmogaus, jautimas į kito žmogaus būseną. Ne tai, kad perimant jo kažkokią būseną, bet tiesiog supratimas, kad jeigu jisai sako, kad jam skauda, tai reiškia tikrai, kad jam skauda. Nesvarbu, kad man tuo metu neskauda ir man viskas okei. Ir nereiškia, kad jam, ta prasme, nematant per savo prizmę, bet tikrai įsiklausant jį ir suprantant jį, kaip jam tai yra svarbu. Nors ir man atrodo, tai nesąmonė. Ar tai galėtų būti empatija? Taip, šitas žodis. Šitas žodis empatija. Bet vėl nenueinant į tą lygį, kur būna, tarkim, kaip man čia blogai gyventi, kaip čia tas aukos pozicija, nenueinant į tai ir neverkiant kartu su to žmogum, o tiesiog matant, jisai yra ten ir kaip aš jam tai galiu parodyti, pakreipti, pajudinti,
kažką pasakyti ir visa kita. Bet ne eit kartu su juo verkt. Tai va tas Aha. toks dalykas. Jo. Tu žiūrėk, šiuo sakiniu labai gražiai viską apibendrinai. Tai yra, galiu reflektuoti šiek tiek? Taip, taip. Aha, tai tavo empatija, ar ne? Tas žodis, kuris, sakai, tau yra tinkamas, ar ne, ta tavo savybė, kuri leidžia tau neįkristi, tarkim, kartu su žmogumi tą jo duobę, ar ne, bet jam padėti, ar ne, pagalba žmonėms. Pagalba žmonėms, surasti būdą, kaip padėti, kur tos pagalbos ieškoti, ar ne, tavo detalumas. Tavo to proceso valdymas, ar ne? Ok. Suėję tokias 3 tavo gražios savybės, ar ne? Ir dar liko paskutinė mum aptarti, tai pasitikėjimas gyvenimu, kur tu prieš tai įvardinai, ar ne? Ne tuo tikslu eiti, kurį nusistatei, bet dar palikti kažkiek erdvės galimybės pasirinkti, ar ne? Taip. Kaip šita tavo savybė, toks pasitikėjimas gyvenimu tau galėtų pagelbėti tavo veikloje? Taip tiesiogiai nežinau, bet galvojant, kad jeigu pradėčiau kažkokią veiklą ir matyčiau, kad man reikia, ne tai, kad reikia, yra noras kažkur kitur judėti, kad aš nelikčiau įsikabinusi tą savo veiklą. Tai yra toks, kaip pasakyti, to viso priėmimas, kur nebūt labai stipriai prisirišusiai prie kažkokių, tarkim, normų. Aš dabar taip darau ir reiškia, darysiu 100 metų. Gal tiesiog man leistų plėsti ribą, žinias, kažkur toliau, kažkur nukrypti, bet vis tiek nepametant tų savo kažkokių vidinių savybių, kuriuom aš tikrai kažką galiu daryti, vėl norėjau skiduot, ir kur man leistų jaustis gerai. Ir jo, ta prasme, galėčiau plavinėti, kur noriu, nepamenat tai tos pačios esmės, ką aš noriu gyvenime veikti. Va, šitą. Kažkaip taip. Pavyko. Aha. Ir ką tau tai suteiktų? Va, tas, Laisvė. 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 Taip. Laisvė. Tau laisvė yra svarbu? Labai, labai svarbu. Taip. Kaip manai, va, tos tavo savybės, empatija, pagalba žmonėms, ar ne, tas proceso valdymas, detalumas, pasitikėjimas gyvenimu, jeigu taip remianti šiom savybėm, ar ne, savo veikloj, ar visa tai tau leistų susikurti tą laisvę? Pala. Galim pakartoti? Kažkur nuklydau. Laisvė. Taip, laisvė yra laisvė, nieko nepadarysi. Pakviečia. Išeini, grįžti. Aha, nes kadangi įvardinai, kad tau laisvė yra labai svarbu, ar ne, tai gali būti viena iš tavo vertybių, jeigu, bet nežinau, ar teko grynintis ar ne vertybės, tai ar tos tavas... Bandysi? Tai ar tos tavo savybės, empatija, pagalba žmonėm, ar ne, tas procesų valdymas, detalumas, pasitikėjimas gyvenimu, visas šitas savybės, jeigu jas integruoji į savo veiklą, ar jos tau leistų susikurti laisvę? Taip, 100%. 100% net, wow. Aš neabejoju. Taip. Aš sekundę užsirašysiu. Gerai. Vertybės. Vertybės čia kitai sesijai. Ir gali būti, kad vertybės išsigryninus gali kai kurios stipriosios pusės veikloje atsikristi, ar ne, nes tau pasirodys tai nesvarbu, gal kažkas kitas atsiras, ką tu norėsi netgi išsiugdyti kaip savo stipriąją pusę, ne, savo veikloje. Tai
klausimas tau, ar jauti išsigryninus savo stipriasias pusės? Manau, kad taip. Nes tavo užklausa buvo surasti stipriasias pusės, kurios padėtų tau sukurti savo verslą, ar ne? Būtų daugiau aiškumo. Aš dar užsirašysiu. Tai pagalba kitiems buvo. Pamiršau laisvę. Laisvę visą laiką atsimenu. Tu turėk omeny, kad mūsų šita sesija įrašoma ir tu turėsi šį resursą savo. Taip, empatija, pagalba žmonėms, ar ne? Detalumas, proceso valdymas, kaip ir kartu visada su tavimi keliavo. Laisvė ir pasitikėjimas gyvenimu. Laisvė tokia kaip vertybė labiau aš išvelgčiau. Viskas, įdomu. Ačiū. Dabar žiūrėk. Aš visada mėgstu sesijos pabaigoje, jeigu mes kažką tokio jau techniškai šios rimtos technikos labai netaikom, tai visada norisi žmogų paleisti tokiam resursui, ar ne? Tai aš norėčiau tave pakviesti į tokią mini meditaciją. Kelias minutės, kur tu galėtum visas šitas savybės užsiinkaruoti į savo kūną, ar ne, įsirašyti ir kad tu ten turėtum. Gerai. Ką man reikia daryti? Tiesiog noriu, kad patogiai atsisėstum. Taip. Gali užsimerkti, lengviau bus susikoncentruoti savo kūną. Aš noriu juoktis. Juoktis. Ir norėčiau, kad priešai save pamatytum tokį didelį, mažą, kaip tau matysis, apskritimą. Priešai save pamatyk apskritimą. Ir kaip pavyks, duok man žinoti. Protas labai juda, nerandu, atrodo kažkur yra, bet virš galvos. Jisai yra, aš žinau, kad yra. Nematau, bet yra. Gerai, svarbu jauti. Kokią jis dydžią, kaip jauti? Kokią jis dydžią? 5-6 cm skersmens gal? Kažkas tokio. Ar tas apskritimas turi rėmą? Jisai pūkuotas. Pūkuotas, Jau neturi rėmą, ne, pūkuotas. Dabar žiūrėk, šis apskritimas, pūkuotas, neturintis rėmų, 5-6 cm skersmens, yra tavo, didesnis, yra tavo resursų ratas. Tavo resursų ir tų stipriųjų pusių, kuriuos tu turi viduje ir jas nori taikyti savo gyvenime ir veikloje, ar ne? Mažiukas. Bet jis tavo. Aš norėčiau, kad tu į šį ratą įdėtum pirmąją savo stipriąją savybę. Kokia tai būtų? Žaidimas. Pagalba kitiems. Pagalba kitiems. Turbūt tik tą prisiminiau. Pagalba kitiems. Viskas gerai, pagelbėsi. Jo, nes pradžia laisvė vis tiek ėjo visą laiką, bet čia turbūt ne apie tai. Į kurią vietą įdėjai pagalbą kitiems? Viršuje, aukštai viršuje. Aukštai viršuje. Dabar norėtum, kad paimtum savo sekančią savybę empatiją. Kuomet jauti, kada žmogui reikia
padėti, ar ne? Ir... Turiuką. Toks blaškosi, bet turbūt, nežinau, arba viršus, arba per vidurį. Nors ir kairė pusė. Toks makalionė. Paleistė, gal pats įkrenta. Viršus man viskas viršai. Aha, viršuje. Tai empatija, pagalba žmonėm, ar ne, tavo resursų rato viršuje. Ir kita tavo savybė yra tas procesų valdymas, detalumas, ar ne, kuris tau leidžia padėti žmonėms sudėlioti taškus. Apačia. Apačia. Visiškai, kai krita dugną, tai krita. Vadinasi, ten vieta, viskas tvarkoj, priimam. Netgi norisi iškristi turbūt. Ir kita savybė, tas pasitikėjimas gyvenimu. Per vidurį ir jisai į visas pusės bėga. Toks kaip spinduliukas visur šviečia. Nors dabar nori eiti į viršų. Kas čia per... Ne į viršų, bet šviečia. Šviečia netgi. Oho. Šviečiantis visiškai, ta prasme, toks šviečiantis kaip saulytė. Geras. Viską nušviečia. Viskas viršų, net dar už ribų. Tai tavo tos pagrindinės stipriosios pusės, kurias tu šiandien išsigryninai, įsidėjai savo resursų ratą. Ir kai būsi pasiruošusi, aš noriu, kad tu į tą ratą įžengtum pati. Ok. Jau ratas didelis. Aha, padidėjo? Nes aš didelė. Bet jo toks atrodo per didžiulis. Ok. Labai didelis. Toks mano ūgio. Kažkodėl matau viduje ribas, bet vis tiek eina tas pūkuotukas per kraštus. Toks atsiduoda. Tokias neryškės ribas. O ką tas pūkuotukas tau reiškia? Man turbūt pūkuotukas, ta pati laisvė. Neužsikabint, nesėdėtos ribose visą laiką. Tokia jo, kur, jei noriu, galiu išeiti iš tų ribų ir viskas su tam ok. Kaip ir įvardinai, ar ne, kad visas tos savybės tau suteiktų laisvę. Taip. Kaip tu ten jautiesi? Nežinau, linksma. Gerai jaučiuosi. Kuriai? Šiek tiek tokia. Exciting, visiškai jo dabar tokia. Įdomu, kas čia, kaip čia, kur. Smalsumas man išlindo. Kurioj kūno vietoj jauti tą tokį excited, smalsumas, norisi apsidairyti, apsižiūrėti. Kurioj kūno vietoj tai jauti? Viršutiniai, bet kur tiksliai? Nežinau. Tiesiog kažkur čia aplink. Čia. Nežinau, bijau pasakyti, nes tiesiog nerandu tikslios vietos. Visas atrodo nuo pusės iki viršaus, išskyrus rankas ir galvo, visas šitas dalykas sako. Įdomu. Tavėje visoje, ar ne? Jo. Tarsi visa pilvo sritis, krūtinė iki kaklo. Tik tai galva ir rankos ne, bet visa viršutinė dalis. Kojos neveiksnės. Dabar žiūrėk. Tai yra tavo resursų, tų stipriųjų pusių ratas, ar ne? Jis yra tavo su tom pūkuotom ribom, kurios leidžia tau išeiti, bet viduje yra pats centras ir tu ten turi visą tai, kas tau padėtų vystyti savo veiklą, ar ne?
ir kas būtų apie tave. Tai aš noriu, kad keletą sekundėlių ten pabūtum, pajaustum pilnai, tam, kad išsineštum ir turėtum su savimi. Man toks laimės pliūpsnis. Tokia ramybė kažkokia ir to pačiu tas toks. Kas toliau? Kažkas neprelaus. Super. Ir kai jausi pasisotinimą tokį pilnumą, gali grįžti. Nežinau, ar bus tas jausmas. Nes nors būt ir būt. Tai žinok, šis ratas yra tavo. Tai ne kambariokė, ne kaimyną, ne mamos, ne tėčia, bet tavo. Ir kai tau iškils tokia mintis apie ką tai, ar ne, ką tu turėtum daryti, tai turi šį ratą, gali jame bet kada pabuvoti. Tik reikia skirti savo minutėlę, ar ne? Išeinu. Sveikinu. Ok. Galim grįžti. Jau labai nesinorėjo, mačiau. Ne, labai gerai ten buvo. Oi, kaip gerai. Labai gerai. Dabar klausimas paskutinis tau mūsų sesijai į pabaigą. Ar galėtum sakiniu, 1, 2, ką išsineši iš šios sesijos? Dar nežinau. Bet greit sužinosiu. Parašysi. Negaliu įvardinti žodžiais. Kažkokia. Turbūt smegenims turbūt reikia laiko, bet vidus jau viską žino. Ir ramu. Ramu ir toks tas, kaip pasakyti, excitement, nežinau kaip lietuviškai, jaudulys. Tas toks jaudulys ir ale baimė, bet jaudulys ir tas noras žinot, pažint, mane kažkaip veda tolyn. Ir suprantu, kad kas ir benutiktų gyvenime ar šiaip dabar situacija, kurią turiu su darbu, žinau, kad bus viskas ok ir noriu aš tai daryti ir noriu ir nežinau, kur einu, tarsi, bet vis tiek noriu. Tai va, tas toks dar patvirtinimas, kad ok, einu ten, kur turiu eiti, nesvarbu, kad dar pilnai nežinau, bet yra tas toks vidinis noras ir tikrai žinau, kad išsiaiškinsiu, išsiryškinsiu ir taip toliau. Taip. Tai ačiū tau labai už šią sesiją ir turi pasirašysi, kur galėtum dar ar ne, save labiau pažinti, pagilinti ir jeigu norėsi, galėsim tai padaryti uždarose sesijose su manimi. Tai ačiū tau, ačiū, kad žiūrėjot ir tikiuosi buvo naudinga ir tau, man tai tikrai. Man tikrai. Tiem, kurie žiūri, nes iš tikrųjų esu gavusi tokio grįžtamojo ryšio, kad tiesiog žiūrėjo sesiją žmogus ir sako, tiek daug savo pritaikiau, nes atrodo apie mane tai buvo. Taip, bet aš labai tikiuosi, kad ir ši sesija bus toks įkvėpimas ir kartu galima tą daryti, bežiūrint kartu su lapeliu, su sąsiuviniu ir rašytis ir kartu darytis. Tai ačiū tau dar kartelį. Visą geriausią visiems. Visą. Taigi trumpai apžvelgsiu, kokias technikas, metodikas taikiau šioje sesijoje. Tai pirmiausia, išsigryninom užklausą, ar ne, ir mūsų klientė labai daug kalbėjo, vardino ir labai daug dalykų, tokių skirtingų lindo, kurias būtų galima sudėlioti į
atskiras užklausas, taip, ir galų gale priejo tą pagrindinę užklausą, kurią norėtų šioje sesijoje ir gvildenti. Taip, tą padarius, kadangi tai buvo apie stipriasias pusės, taip, tai natūralu, kad ir klausima buvo, kokias savo stipriasias pusės žinai ar ne, pažįsti ir kokias galėtum įvardinti. Taip, jeigu žmogus kažko jau sakytų, jau nebežinau, ar ne, ar tai yra patirtis, ar tai tikrai yra mano stiprioji pusė, galima keliauti tą vaikystę, ar ne, ką tu vaikystėje tokio turėjai, ar ne, ką pameni, arba galbūt kažkas sakė, kad tu labai, kaip įvardino mūsų klientė, ar ne, tas smalsumas, buvo labai smalsi. Ir kiti tą patį pastebėjo, ar ne, tas mano smalsumas. Ir iki šiol jis yra. Tai tiesiog išsiaiškinti, kokias stipriasias pusės turi klientė, ar ne. Ta padarius, visada pravartu paklausti, ar būtų dar kažkas, ar ne, kad klientas nebūtų nutrauktas, galbūt jis dar nori kažką pasakyti, tai svarbu pasitikslinti, ar būtų dar kažkas. Ir kai sako jau ne, tada siekia klausimai, ar ne, apie tas stipriasias pusės, kadangi pačioje sesijos pradžioje buvo kalbama tos stipriosios pusės savoje veikloje, ar ne, išsigryninti tas stipriasias pusės, kurias galėtų taikyti savo veikloje, tai ir buvo klausimas orientuotas į tai. Kaip manai, ar ne, ar tavo ši stiprioji pusė, tarkim smalsumas, tau galėtų pasitarnauti ir padėti tavo veikloje. Ir net buvo tokia stiprioji pusė kaip lyderystė, vadovavimas, kur sako, ne, tai ne apie tai, ar ne, ir ją tiesiog teko atmesti, ar ne, tokią stipriąją pusę būtent veikloje, nes tai buvo nustatyta labai specifinė vieta, ar ne, ne apskritai, o veikla. Tai per visas tas stipriasias pusės ir perbėgom, ar ne, kaip kiekviena galėtų pasitarnauti tavo veikloje. Išryškėja tada nauji dalykai, taip, tokias kaip pagalba žmonėms, kaip buvo, noriu padėti tiems žmonėms, kuriem iš tikrųjų galiu padėti, ar ne, o paskui tas, kad tiesiog vienas klausimas žmogui gyvenime gali daug daugiau netgi padėti, negu, tarkim, visa pagalbos, visas paketas, ar ne. Tai tai yra būtent ir svarbu paanalizuoti tam, kad žmogus įsivertintų ir išsinagrinėtų tuos niuansus smulkiau, ar ne, apžvelgtų. Ta padarius išryškėjo ir klientės kitas svarbus dalykas, tai yra laisvė. Taip, tai yra vertybės, tai yra nuostabi užklausa kitai coachingo sesijai, jeigu žmogus nėra to vystęs ir susidėliojęs tvirtai savo vertybių, pagal kurias irgi vadovaujantis galima priimti tam tikrus sprendimus, ar ne, ar tai atitinka mano vertybės ar ne. Taip, ir pačioje pabaigoje, aš kaip ir sesijos metu minėjau, kad mėgstu padaryti tokį išleisti iš sesijos žmogų tokį užpildytą, pilną resursų, tam, kad jis išsineštų ir tą emociją, tą būseną ir tai jam veiktų kaip motivacija. Tai dariau tokį resursų ratą, kur kliento prašiau įsivaizduoti, kokio jis dydžio, nes kiekvienas labai skirtingai įsivaizduoja. Klientės atveju tai iš vis buvo labai mažas ir pūkuotas, taip, kito kliento atveju gali būti labai didelis namo dydžio, ar per visą kiemą, ar ne, su kokiu ryškiu kontūru. Kiekvienas įsivaizduoja savaip ir šios dalykus svarbu paklausti tam, kad į mūsų smegenis įsidėtų ši informacija, ar ne, kaip reali, tam, kad klientas, jeigu norės grįžti į savo resursų ratą, būtų kuo daugiau detalių iš ten. Tai todėl ir klausiu, kaip atrodo, kokio dydžio, ar ne. Ir tuomet sekantis žingsnis buvo visas tas stipriasias pusės, kaip savo resursų sudėti į šį resursų ratą, ar ne, kaip ir sutalpinti. Mes jas surinkom iš visur, iš visų pusių, o dabar tiesiog viskas sudedam į vieną apskritimą, tam, kad kai užmirši, kai, nežinau, bus bloga niūri nuotaika ir nebežinosi apie ką tai, kad sekundėlį skirus laiką savo būtų galima sugrįžti ir pasižiūrėti, apie ką tai yra, ar ne, apie ką tu esi. Tai šį resursų ratą
tam ir darėme ir sudėjus visas stipriasias pusės, paprašiau klientės įžengti į tą ratą tam, kad jis neliktų šone, o būtų joje, ar ne, ir pajaustų per visą kūną, kaip visi šie sudėti resursai, stipriosios pusės ją užpildo, ar ne, ir vat, kaip jinai pati klientė pabaigoje sakė, kad tiesiog žinau viduje, ar ne. Labai net sunku žodį buvo sudėlioti, sako, bet viduje jaučiu. Tai va tai ir yra būtent šios technikos pagalba žmogus save užpildė ir įdėjo į savo ląstelę šią informaciją. Tai tokia sesija buvo tikrai labai įdomu ir labai viliuosi, kad rasite savo krislelį naudos ir galbūt netgi kažką pritaikysi, taip. O jeigu reikia pagalbos, tai aš esu čia dėl tavęs. Todėl mano kontaktus rasi vaizdo įrašo apačioje. Gali susisiekti, pirmoji sesija yra nemokama, susipažinsime, pažiūrėsime, ar mūsų energijos sutampa ar ne, nes labai svarbu atsirinkti savo svarbus tinkamą specialistą, todėl labai kviesiu tą pirmąją nemokamą sesiją tam, kad mes tiesiog galėtume pasižiūrėti, ką gražaus kartu galėtume sukurti ir kaip galėčiau tau padėti rasti tuos sprendimus ir eiti link jų. Tai gražios dienos, gražaus vakaro, gražaus ryto, kuriuo metu žiūrite ir iki kitos coachingo sesijos.